mums net nebemokas. Tu eik tu, na. Čia karma, ne? Tu lipi pripisus ant scenos. Kam? Man iš karto reikia šito. Aš kaip supistas inteligentas, kur turiu nusivalyti viską po pirmo kąsnio, nes apsitelioju, blėt, visas. Tai sveiki, susirinkę vėl laidą pokalbį prie kebių. Ir šiandienos svečią turim Dovydą Saldį. Nežinau, ar vadint komiku, nes jau turėjom, kur aš savęs tai nevadinčiau komiku. Tai kaip tu save vadini? Nu, darbiškai atsargiai irgi gal su komiko. Nežinau, tinka žodis, frazė, savoka. Nu, dar biški atsargiai taip vadinčiau save komiku, nes pajamų kaip ir yra biški, bet vis tiek dar turiu eiti į kitus projektus, kad pavalgyčiau nemokamai. Tai ačiū, kad pavaišinot kebabą. Vis tiek, kiek jūsų, kur žiūri YouTube'ą, nu tikrai kažką valgot. Ir ką valgot dažniausiai? Kebabą. Viskas susieina. Kebabas, koldūnai, bet kas. Šiaip dabar pasakai žodį koldūnai, aš... Keptūtų, ne? Jo, aš supratau, kad galėjau gal geriau... Aš suprantu, kad tipo, tavo koncepcija yra laidos, kad pokalbiai prie kebabų. Bet, blėt, gal reikėjo koldūnus imti. O kur tu skaniausiai koldūnus valgai, pavyzdžiui? Vat dabar čia yra, žinai, mes kaip kalbėjom prieš, biškai, reikia įvesti kontekstą, kad mes tipo, prieš čia pasijungint viską biškai šnekėjom, kur yra skaniausi kebabai. Ir mano nuomonė buvo ta, kad aš jeigu kažkur pavalgau, kur man yra skanus kebabai, aš daugiau niekur kitur neinu, išskyrus į tą vietą, nes aš nenoriu testuoti. Man, tipo, aš imu saugų variantą. Koldūnai man yra ko gero gal net dar saugesnis variantas, nes gruzdintus koldūnus labai sunku supisti yra. Aš galvoju, kaip tu pats save pristatytum ir kaip norėtum, kad tave pristatytum? Aš kaip save pristatyčiau, aš vis tiek kažkiek paminėčiau, kad ten kažką su komedija darau biški, bet čia nėra pagrindinis dalykas, ką aš darau gyvenime, tai paprasčiausia būtų tiesiog pagal tai, kad dirbi nuo 8 iki 5. Aš esu tiesiog flight planner. O kaip norėčiau, kad pristatyčiau, nežinau, būtų smagu, kad pristatytų pagaliau nebeskolingas VMI, ten kažką, nežinau. Bet savo pristatymą tu niekur neįdėjai, kad tu net nenorėtum, kad tave pristatytų, kad tu juokingas. Tu norėjai, kad nebūtų skolai VMI. Bet tu stand-upini. Nu, čia į tą pusę, kad kažkiek su komedija užsiemu, bet nedarau gal taip, nestand-upinu taip dažnai gal kaip kiti, nes aš dabar gyvenu Kaune ir mano darbas nėra labai standartinis, tai sunkiau yra kartais derintis. Toks biškai išskridęs būni. Literaliai. Nes flight planneris. Nes aš atsimenu, man atrodo, tavo pirmą lipimą. Tu Punto Džiazą lipai turbūt pirmą kartą, ne? Jo, pirmą kartą lipau. Čia dar šiem, kur buvo. Jo, 20 metų sausis, man atrodo, buvo. Ir Punto Jazz palėpė. Aš nežinau, ar jinai yra dabar kaip vieta, ar... Jinai egzistuoja, bet ten, nu, tipo, ne kaip anksčiau buvo, kad kaip baras, kur galėtų įtrandum. Ten labiau banketų salė dabar tiesiog. Nes dabar atrodo, kad pizda, kiek aš esu daug vietų iš tikrųjų pergyvenęs jau. Ir vis tiek dar neturiu karjeros. Nes atrodo, turėčiau turėti patik metų, bet ne. Dėl to tu esi pas mane, kuris irgi lygiai taip pat neturi karjeros. Gal valgom tiesiog normaliai. Bet jo, man atrodo, tu tada buvai. Jo, buvau. Ir labai blogai sekės. Man? Man. Ai, Tau labai gerai sekės, man labai blogai. Aš žinok, aš tikrai turiu kažkur mobiliaketą savo pirmą pasirodymą, nes aš... Dabar nepamenu, su kuo ėjau. Tiesiog pasiėmiau kažką ten iš pažįstamų, kad ant moralinės paramos. Nes man atrodo, tu su kažko iš pažįstamų buvai. Jo, nes mes buvom pažįstami iš anksčiau. Dabar jau tu turi įvesti kontekstą, kur mes kartu susipažinom Sandros Bernataitės rašymo dirbtuvėse. A, jo, tu buvo. Taip. Aš dviejose buvau, man atrodo. Jo. Ir paskui man pati Sandra sakė, kad tu galvoji visai užlipti į open mic'ą kada. Jo. Ir tada paskui labai cool buvo pamatyti, kai į Punto Džiazą atėjai. Ir galvoju, jes, pagaliau jisai užlipo, na. Dabar jo prisiminiau. Aš biškai grįšiu dar į tą vakarą, kai nuvariau. Dabar nepamenu tiksliai su ko, bet nufilmavo. Ir aš nelabai ten kažką atsimenu, ką ten pasakoju, tiesiog kaip faktą atsimenu, kad buvau, nulipau ir man atrodo turėjau išvaryti. Ten buvo kalėdinis balius kažkoks ten ar korporatyvas kažkoks. Dar praeito darbo, kur aš buvau bagažioras, kur tiesiog krovau lagaminus į lėktuvą. Bagažioras skamba kažkas labiau su bagažinėm. Ir man tas pats... Va, prisiminiau, žinai kas ten buvo? Ten buvo mano sūnėnas.
Mes 4 metais jisai jaunesnis už mane, bet labiau bendravom ne kaip dėdė su sūnėnu, bet tiesiog kaip, draugelį ir pusbroliai gal labiau. Jo, nes galvoju, tavo sūnėnas ir 4 metais jaunesnis. Tipo, nėra taip, kad atsivedžiau už rankos mažą vaiką. Jo. Bet, pas mane, kai didelė ir plati šeima yra, tai atsiranda tokių anomalijų. Geras. Aš išvariau į korporatyvą. Ir kažkaip užsimiršau biškį, kad, tiesiog, žinai, jau biškį mintis, kad ten pager kažką su kolegom pahengit. Ir jisai man rašo, tipo, kad maždaug tu pergyvenai, kad būsi blogiausias, kuris šiandien pasirodo. Dabar nulipo bičias, kuris, tipo, 5 gal minutės pašnekėjo į tylą, jį pradėjo nuplojinėti, kas tada jau buvo išgyvendinta, o Kaune, man atrodo, iš vis net nebuvo. Nebūdavo kultūros iš dalykų net. Ir jisai, jo paskutinis bajeris, sako, gerai, dabar bus pora trumpų. Ir jisai sakė, išsitraukė tokią didelę A3 formato lapo nuotrauką, ant kurios buvo 2 liliputai. Bet sakė, kad pirmą kartą lipa ar... Aš žinok, net nepamenu, nesakau, aš savo atpasakojau ir išvariau, tai nebent tas, kas buvo tą vakarą. Va, gal tarp žmonių, kurie žiūri ir 20 metų sausį buvo komunijos open mic ir pamenu šitą bičą, palikit komentaruose. Kas buvo tas dalykas, kad sugalvoji, vat aš norėčiau užlipti ant scenos ir pasakyti žmonėm, ką esu pasirašęs? Aš jaučiu, mano atsakymas čia, nebus kažkoks išskirtinis. Man kaip ir 9% ko gero visų, kurie lipa ant scenos, humoro klubo laida buvo ten, nežinau, cutting edge ir visiškai požiūrį į komediją pakeitė, nes, jie ir dabar patys jaučiu sakytų, kad ten nebuvo gal labai gerai, bet humoro klubo laida bent jau atidarė tokį mažą langutį, per kurį aš paskui galėjau rasti komikus, kurie man šiandien patinka. Vienas šitas dalykas tam padėjo atrasti daugiau dalykų komedijai, kokie komikai patinka, kokia komedija patinka, pavyzdžiui, Bob Burnham aš nebuvau girdėjęs, bet iš esmės ilgoj perspektyvoj, tik todėl, kad aš pažiūrėjau humoro klubą, aš galėjau rasti Bob Burnham, pavyzdžiui. Ir pamatyti gyvai tam tikrus užsienio komikus realiai. Jo, irgi šitas. Aš labai abejoju, kad jeigu ne humoro klubo laida, irgi ilgoje perspektyvoje, aš nemanau, kad aš būčiau varęs kažkur į užsienį žiūrėti komikų. Ten į Ispaniją ar kur tu ten dabar varinė senai? Dabar paskutinė kelionė, kur buvo, tai jo, varėm į Barceloną, daug komikų ir žiūrėjom Anthony Jeselnikų. Jo, realiai, būnant vaikas ir būtum galvojęs, tipo, aš važiuosiu pa šitą dėdą klausyti jo komedijos į Ispaniją. Jeigu būčiau vaikas, labiau klausčiau, kas Anthony Jeselnik. Tu lipi pripisas ant scenos? Šiaip pripisas ne, kad ten, tipo, ant to linksmumo, kurį užšokė. Kiek tu reikia išgerti, kad būtų linksmumas? Man užtenka vieno alaus atsigerti, kad atsipalaiduoti tiesiog. Vieno alaus, ne? Ir tai 0,3 alučių, bet pagurkšnuoti. Ai, tu turiu minti tą mažiuką, ne? Ja. Aš supratau, kad aš dabar jau visiškai nieko nebegeriu prieš lipdamas, apart vanduo ir kola irgi, jeigu. Jo. Nes aš atsimenu, buvau kažkada open mic buvo Vilniuje ir kažkaip pasakiau, įdėkit, bijosiu, užlipsiu. Ir aš atvariau po 12 valandų pamainos, tiesiai į Vilnių. Pirmam išgėriau vieną alaus, irgi prieš lipant ir visai zaibys gerai gavosi. Ir gavosi pakankamai toks ilgas laiko tarpas iki mano antro lipimo. Tai aš įvariau dar 2 alaus, jau 3 alaus sąskaitai, o aš 12 valandų nesuvalgęs absoliučiai nieko. Aš jau matau, kur šitas eina. Jo, ir aš užlipu antrą kartą ant scenos ir aš jau jaučiu, kad, žinai, taip jau slurinu. Ir kas svarbiausia, aš jau esu pripysęs, kad būtų blogai, bet dar nesu tiek daug pripysęs, kad padaryčiau kažką geriau. Aš tokio emblema kažkai labai keistoje zonoje atsidūriau. Kokį keiščiausią dalyką esi nautų susirašęs? Aš pabandžiu dabar atsidaryti, gal kažką surasiu. Pavyzdžiui, užsirašęs esu tiesiog dinozauras. Aš dabar skrolinu tą patį nautų failą, kur buvo dinozauras. Ir apačioje paskutinė frazė yra liūdnas sniego žmogus. Bet tu darai, kad sėdi, tu turi tą dalyką, kad atsisėdi ir rašai bairius, ar tu turi tą irgi kaupimo dalyką? Aš užsirašinėju ir jau kai pribręsta artėja deadline'ai, jau viskas sėdi ir rašai. Daug kas jaučia pasakys, kad jeigu tu negali tiesiog atsisėsti rašyti, dar nesi pro. Tai va šitą reikėtų, nes aš labai neturiu darbo etikos, tai man šitas pagrindinis dalykas pisa visus reikalus, kur aš suprantu, kad vienintelis priešas yra aš pats tiesiog, nes aš neturiu darbo etikos. Nemanau, kad jūs turite darbo etiką, nes jūs dabar žiūrit šitą šūdą. Jo, tu tikrai dabar turėtum kokį bakalaurą rašyti. Bakalaurą indus susiplauk.
Tikrai žinau, kad indai jau savaitę laiko neplauti, seniai. Čia kažkoks tavo pažįstamas, ar tu tiesiog bandai pataikyti? Aš bandau pataikyti. Bandai pataikyti? Tai dabar, realiai, tu sakai 20-ais lipai pirmą kartą. Jo. Tai realiai dabar praėjo kokie 4 metai. Nu, bus 25 sausis, tai 5 bus. Jo. Tai realiai, tu per tuos 4 metus, jeigu aš gerai atsimenu, tu apšildėjai Olegą ne kartą, Vitą apšildai, Visicką iki dabar dar apšildai. Jo. Ir dar kažką gal apšildai, aš nesimenu. Porą kartų gal Markas apšildęs. Na, Markas dar. Jo. Tu achujienai daug padarai per tos 4 metus. Iš vienos pusės, jeigu nori apie save gerai pasijausti, pagalvoju apie šitą. Aš iš vis kažkada tokia mintų šojo, kad aš prisimenu save ten, kai eidavau kokiais, nu nežinau, dar kokie 6-7 metai atgal, kur komedijos scenos nebuvo tiek plačiai, kur realiai buvo humoro klubas ir Olegas. Jo. Ir aš buvau kažkam Olego pasirodyme ir aš galvoju, tipo, jeigu aš bent jau open mic'e užlipčiau, man jau čia būtų pizda koks didelis pasiekimas. Ir dabar aš galvoju, kad aš jeigu pasakyčiau šiandien tam Dovidui, kad aš tiek padariau, tai jau čia norėtų man pisti galvą, nes aš šaipausi iš jo. Bet iš kitos pusės aš grįšiu prie tą pačią, kad aš labai neturiu darbo etikos ir man taip liūdna, kad aš jeigu ją turėčiau, aš būčiau dar daugiau dalykų padaręs tiesiog. Norėjau kaip tik sakyti, kad ar nesijauti taip, kad nes jeigu taip išsibaršiusiai, nu, tipo, kaip tu sakai, kad tiek dalykų padarai, kur nėra, tipo, kur supyksti biškiant savas, kad, jeigu būčiau susikaupęs, aš dabar ten ir ten galėčiau būti. Ai, bet gal ir visai nebloga motyvacija yra, žiūrėkit, nereikia, aš suprantu, kad iš vienos pusės reikia grindinti, bet nereikia nesveikai tą daryti ir neturėti gyvenimo visiškai. Nu, įmanoma kažką pasiekti. Įdedant kažkiek darbo ir, kaip aš tiesiog dabar demotyvuoju žmonės, aš tiesiog jas raginam pūris tingiais, man. Jūs nesistengit, nedirbkit per daug. To reikia Bulbenkovo savo laidoj. Taip. Aš jau sakiau. Mano viena iš sąlygų ateiti čia buvo, kad aš ateisiu tik tada, jeigu po manęs bus Bulbenkovas. Jeigu nebus Bulbenkovo, aš atsisakysiu visko, ką aš šiandien sakiau. Ar buvo tas kažkoks asmo, kuris tau pastumė, nu, tipo, ar tu tiesiog matei per teleką, kad tai yra open mic'as? Ir, nu, tipo, kaip tu sugalvojai užsireginti. Nes visi mes galvojam labai ilgai, bet kažkada turėdavo būti tas momentas, kada mes, nu, davai, į šitą užsirašau. Ta momentui, kaip 20 sausį, tai čia suveikėtas, kur, tipo, bucket listas. Aš noriu padaryti, o paskui kaip gausis, taip gausis. Tai aš realiai padariau ir paskui atsimenu porą kartų, buvau nuvaręs, bet prasidėjo kovidas. Tai užsirišo, o paskui, kai vėl prasidėjo renginiai, po biškį. Jo, tai tu realiai pradėjai stand-upinti ir ten po kelių mėnesių kovidas prasidėjo. Jo. Tu kaltas dėl kovido realiai. Kai buvo pirmas Lietuvoje kovido atvejis, aš tuo metu, tada planavau, kad dirbsiu Kaune, tokiam kargo sandėlį ir mane buvo įsiuntę apsimokyti į Vilnių. Ir jau tada pradėjo per tipo, mediją visur, tam per radiją, per teleką, tipo, kad kovidas. Ir mes visi žvengiam tuo metu, tipo, nieko nebus Lietuvoje. Nu kaip gali Lietuvoje būti pandemija arba tiesiog... Niekad tik kitos Lietuvos nedais, niekad nedaidavo. Ir tą rytą, kai buvo pirmas kovido atvejis, man atrodo, jeigu gerai pamenu, Vilniaus oro uoste, aš buvau kokie 500 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Ir per radiją, man atrodo, paskelbė. Ir valandą ir ten tipo moteris buvo kažkokia, kuri parsivežė. Ir valandą prieš atėjo kažkokia boba, kuri tokia labai, tipo, blaškėsi pas mus. Gal jums kažką padėt mes, tipo, čia gal atėjot kažką, tipo, siuntos pasakyti. Ne, viską, blaškės ir špizino. Aš tik atėjau pakosit. Jo, ir mes pradėjom galvoti, ar čia buvo jinai. Noris tikėti, kad ne, nes niekas nesusirgo. Bet, nu, žinai, labai susiriša, taip, kur labai greitai bairiai baigėsi ir jau eini taip tyliai rankas dezinfekuoti, žinai. Jums net nebepakokas. Tu eik to, na. Čia karma, ne? Kaip tu negali šnekėti ant kitų žmonių, blėt. Bet ant kiek viską dievulis girdina? Tai burnai vadėkas. Ne, aš prie kameros negaliu šito daryti. Tu iškirpsi šitą dabar? Ja, ir dėsiu į priekį. Dėsiu į priekį? Blet, aš valau ir dar blogiau darosi. Eik tu, nahui. Ir šiandien, blet, pasiėmiau švarų džemperį tiesiog. Kuris iš komikų tave labiausiai įkvėpė? Nes mes visi, tipo, kai rašom bairius,
Mes vis tiek įsikvepiam kažko klausydami, tipo, žinai. Man jau, aš nežinau, ar čia labai taip, gal tipo negražiai pasakysiu, bet man dabar visi komikai, kuriuos žiūriu, nu, nėra tas inspiracijos dalykas. Tiesiog. Aš jau biškai galvoju apie savo kontentą, bet tai nereiškia, kad aš nežiūriu kitų komikų kažką, ką jie daro. Aš žiūriu, bet jau ne inspiracijos, aš tiesiog ateinu pasimėgau pažiūrėti. Okay. Kas patinka iš komikų, nu, blėt, jų yra labai daug. Čia tas pats kaip mėgstamiausią knygą pasirinkti. Arba mėgstamiausią vaiką. Bet vaiką mėgstamiausias laiką galima. Jo, mano tėvam, pavyzdžiui, Dovydas, nes tik tai vienas, tai, žinai, nesunku rinktis. Ir tai čia nėra, kad tave renkas, ar... Kam? Nu, blem. Čia sunku rinktis mane kaip mylimiausią vaiką, kai dar neišmokau valgyti, blėt, normaliai. Kas iš mėgstamiausių komikų, tai ar tu skirstai Lietuvos ir užsienio? Šiaip gali ir baus pasakyti. Na gerai, Lietuvos pasakysiu, man Kerbelis patinka, nes aš niekada nepadaryčiau komedijos taip, kaip jisai daro, dėl ko man labai patinka. O iš užsienio, nu dabar kas šauna į galvą, tai Jim Jeffries. Jeigu nežinot, tai pažiūrėkit, Netflix jis turi porą specialų, man labai juokingas. Ir Visickas man per gimtadienį padovanojo Jim Jeffries nuotrauką su Jim Jeffries pasaka. Tai ką, ačiū tau, kad tu atveriai suvalgyti kebių ir pabazarinti pokalbis prie kebių. Dabar gali perduot į pagrindinę kamerą palinkėjimą, padėką, ar kad ir ką tik tais nori, raudonas kilimas tau, pasireklamuok, pabazarink. Gerai, kadangi aš esu apšildantis komikas, tai aš neturiu savo gigų, bet aš pabandysiu pareklamuoti, kur aš būsiu, kad jūs nusipirktumėt bilietus. Tai Justino Visickas stand-up show, prestižinė profesija Šiauliai. Ketvirtadienį bus 9 vakare. Bilietai bus Peiseroj, tai ateikit ir tikrai ateikit, nes jeigu jūs nusipirksit daugiau bilietų, man sumokės pinigų. Ir toliau lapkričio 28 Justinas Visickas stand-up show prestižinė profesija Kaunas Džempabė, irgi bilietai Peiseroj. Palauk, šitam gali būti, kad nebūsiu, tai pohai nesvarbu. Ir dėl šito nežinau, tai jeigu ką įrašysiu, o jeigu nebūsiu, tai paskui išimkit. Justinas Visickas stand-up show mokytas prestižinė profesija gruodžio 10 Anykščiuose. Taip, tai gruodžio 10 antradienis bus 19:15, tai irgi bilietai Peiseroj, tai jeigu aš būsiu, ateikit, jeigu nebūsiu, darykit kaip norit, pohai. Šiaip ačiū, kad pasikvietėt tada. O kada pradėsim filmuoti?